Labą. Sveiki, džiugu matyti jūs jungiantis. Ačiū, kad esat kartu, ačiū, kad prisijungėt. Labai gera šiandieną būti čia su jumis ir pasidalinti savo istoriją ir galbūt tą istoriją įkvėpti ir jūs. Sveiki, smagu matyti. Pasilabinkit, parašykit, ar viskas girdisi, matosi. Labas, Erika. Sveiki, džiugu matyti jūs. Ar matosi, girdisi? Viskas puikiai? Parašykit kas nors man. Matot, girdit? Ar viskas gerai? Laukiu komentarų. Ačiū, Egle. Gerai, tai ačiū, Dovilė, ir tau, Erika. Nežinau, galbūt vėluoja čia kažkiek, tai bandysim komentarus vis tiek atsakyti, net jeigu jie ir šiek tiek vėluoja. Gerai, tai pirmiausiai sveikos prisijungę šiandieną čia su manimi, kad ir virtualiai, pasilgau jūs iš tikrųjų pamatyti gyvai, tačiau šiuo metu esu tikrai įtemptam periode ir didžioji dalis mano energijos yra į pasirūpinimą savimi, poilsį, ramybę ir didžioji dalis yra į kūrimą kursų bei subtilaus moteriškumo mokyklos. Jau kaip tikriausiai matėte, tai yra mano naujas projektas moterim, toks testinis, nes iki šiol, kaip žinot, dirbdavom tik tai kursais, tai šį kartą jau bus tokia kaip 2 metų mokykla iš eilės sudėliota moduliais. Tai jeigu nematėte, tikrai dar pasižiūrėkite, ten yra mano visa kūryba dabar stelkta ir likusis laikas yra atsistatymui. Žinoma, šalia dar asmeninės sesijos vis tiek vyksta, bet jų pasilikau tikrai mažesnį skaičių. Dėl ko apie tai kalbu? Dėl to, kad būtent kalbėsim šiandien apie moterišką energiją, apie pasirūpinimą savimi, apie kaip dėliotis ar ne savo rutiną, kasdienybę, atliepiant savo moterišką prigimtį, nes, kaip žinom, didžioji dalis visuomenės yra vis dar vyriška, viskas orientuota į tikslus, į siekimą ir netiek daug yra skatinama buvimas, jautimas, atjauta, buvimas kontakte su kitais žmonėmis, tikrai gilus ryšys su savimi ir kitu, yra skatinamas produktyvumas, būti visada veikliai, visada sveikai, net ir per mėnesinės dirbti, ar ne, kaip daugelį mūsų ir skatina. Jau girdėjau, dabar atsiranda tokios dienos moterim, 1 diena per mėnesį, jeigu jinai blogai jaučiasi, tai kad gali dirbti ar iš namų, ar tiesiog nedirbti, tai džiaugiuosi šią evoliuciją. Tai moteriška energija, kodėl aš apie ją tiek daug kalbu, kodėl tiek kursų, mokymų, seminarų, apie tai jau apie 10 metį darau, kodėl moteriška energija yra tokia svarbi. Ir kodėl mano kelyje, man asmeniškai, būtent moteriškos energijos tyrinėjimas yra kaip didžiulis laukas, kuriame aš iki šiol nardau. Taigi, parašykit komentare, kam iš jūsų daro aktuali moteriškumo tema ir parašykite vieną priežastį dėl ko. Pavyzdžiui, man įdomu moteriškumas, kad galėčiau labiau, nemoku atsipalaiduoti, norėčiau daugiau atsipalaiduoti. Arba man aktualu moteriškumas, nes man norisi daugiau kontakto, intimaus santykė su vyru. Tai būtų labai įdomu išgirsti jūs, kad jausčiaus, kad ne tik viena kalbu, nes kad mes turėtume bendrą dialogą, kad galėčiau atliepti, galbūt pritarti tam, ką ir jūs sakote. Ir pajustume bendrumą, nes moterims yra be galo svarbu bendrumas ir ryšys. Taigi, laukiu jūsų komentare, parašyti, kodėl jums įdomi moteriška energija ir dėl kokios priežasties galvojat, kad būtent darbas su moteriška energija jums padės realizuoti vienus ar kitus dalykus. Tai trumpai pradėsiu nuo savo istorijos. Aš ilgai gyvenau vyriškoje energijoje. Apskritai galbūt pradėkime nuo to, kad aš vaikystėje didžiąją laiko dalį leisdavau su berniukais. Kadangi mūsų gatvėje būdavo pagrinde berniukai, mergaičių nelabai daug būdavo, tai
man būdavo labai smagu su jais žaisti ir, žodžiu, daug energijos, daug veiksmo. Aš pati turiu iš prigimties labai daug saulės energijos, labai daug veiksmo, labai daug gyvybinės energijos savirealizacijai, saviraiškai, veikti, daryti ir visaip kaip išreikšti save. Ir jau augdama tokioje aplinkoje, natūralu, kad manyje buvo dar labiau skatinamas tos savybės, kaip konkurencija, užkariauti, nugalėti. Ir aš iš tikrųjų didžiąją gyvenimo dalį praleidau įrodinėdama save, netgi to nežinodama. Bet net ir susirasdama partnerius, vyrus, aš susirasdavau vyrus, kurie turi daug moteriškos energijos ir kurie yra minkštesni, švelnesni už mane, kurie mokydavo mane jausminio artumo su savimi, intimumo, pažeidžiamumo. Mano vyrai gyvenime mane mokė moteriškos energijos. Tai būtent to man ir reikėjo, nes aš iš prigimties atsinešiau būtent tokias duotybės, kurios yra skirtos savirealizacijai išorėje. Ir mano gyvenimo kelias, net jei po to aš studijavau astrologiją, numerologiją, human design, kai žinot mane, aš nemažai tyrinėjau tų sistemų ir asmeninėse sesijose. Ir aš mačiau, kad pagal mano prigimtį iš tiesų yra labai stiprus įdirbiai, kas susijęs su savirealizacija, karjera, buvimu pripažintai visuomenėje, žodžiu, saviraiškoje. Ir šitam gyvenime aš mokausi jautrumo, ryšio su savimi, savo vidiniais namais, gilios transformacijos savo viduje. Ir būtent apie tai aš savo gyvenimo kelią ir einu. Dėl to aš tapau psichoterapeutė, dėl to aš tapau moterų vedle, nes pati labai daug dalykų atradau, kas jie su moteriška energija ir kaip būti moteriškai šitam tokiam vyriškam pasaulyje, kuris yra orientuotas į tikslus ir atrodo, kad tu būsi mylima tik tada, kai kažką pasieksi, tik tada, kai turėsi statusą, tik tada, kai ir vaikai bus pamaitinti, ir vyras bus pamaitintas emociškai ir fiziškai tikriausiai, ir tik tada, kai perdirbsiu ar ne visą dieną. Tai mūsų visuomenė iš tiesų yra labai stipriai akcentuojama iki šių dienų vyriška energija. Ir kas nutiko su feminizmu, kad mes moteris dabar prisėmėm dar daugiau pareigų, kai iš tikrųjų siekiam laisvės, jaustis, kad mums dar lengviau gyventi, ar ne, nes mes esam laisvos nuo vyro, mes galim priimti savo sprendimus, tačiau šiuolaikinė moteris, mano klientas, yra tobulas mano pačios atspindys. Didžioji dalis mano klienčių moterų yra labai aukštų standartus aukštus keliančios savo moteris ir moteris, kurioms niekada negana, moteris, kurios nuolatos dirba su išsekimu, pervargimu, savidestrukcija. Ir iš esmės, kaip sakoma, kiekvienas terapeutas, kiekvienas žmogus dirbantis su žmonėmis pritraukia savo tam tikrą auditoriją. Tai turbūt dėl to didžioji dalis moterų ateina pas mane ir jos sako, Diana, pas tave tiek daug lengvumo, aš irgi noriu to lengvumo. Ir aš puikiai suprantu, nes aš tapau lengva, tai tik tai dėka kelio, kurį padariau. Dar grįžtant į vaikystę, mano pačios mama turbūt yra šitame čiate, kiek mačiau, tai labas mama. Mano mama yra labai moteriška, labai spinduliuojanti tokia moteriška energija, mokanti sukurti grožį, estetiką namuose ir apskritai tokia labai rūpestinga ir mamiška, sakyčiau. Tačiau, ką aš išmokau, aš nežinau, kokie jie yra, bet juk mes visi projektuojam pagal savo charakterį, ar ne? Tai aš projektavau matydama mamą, kad ji labai daug reiškia pozityvių emocijų, yra tokia labai džiugi, bet aš pajutau, kad kai kalbame apie kažkokias liūdnesnės, piktesnės emocijas, tos emocijos neranda vietos integruotis į visą paveikslą ir ta gaunasi tokia kaip švytuoklė tarp labai išraiškingos pozityvios pusės ir tada visiškai nuėjimo į savidestrukciją, į tą gylį, kai ateina kažkokios negatyvios emocijos. Tai ką aš išmokau, kad būti moteriškai reiškia būti silpnai. Ir čia ne tik iš mamos, apskritai būnant tarp moterų ir stebint moteris, mano vaikystės nepatikdavo su moterim žaisti. Dėl to, kad man atrodo, kad ten tiek daug dramų, tiek daug emocijų, tiek daug kažkokių kalnelių ir ten pastoviai
kažkas verkia, pykstasi, žodžiu, kažkokios dramos tarp moterų ir man asmeniškai niekada nerezonavo būtent ta moteriška energija, kuri taškosi savo emocijom aplinkui. Man atrodo, kad tikra brandi moteris yra ta, kuri integravusi tiek vyrišką, tiek moterišką polių savyje ir kuri sugeba savo emocijas išreikšti tokiu būdu, kuris būtų švelnus, net jeigu tai yra destruktyvios emocijos, išreikšti tokiu būdu, kuris yra įsižeminęs, stabilus, labai aiškiai išreiškiamos emocijos, o ne tiesiog chaosas ir pasimetimas. Nes moteriška energija pati iš savęs ir yra toksai neapibrėžtumas, ar ne? Tačiau mano vaikystės atrodo, kad būtent tokia moterim aš nenoriu būti. Ir man kilo didžiulis pasipriešinimas didžiąją laiko dalį, nežinau, keli metai atgal ar 10 metų atgal, kai pradėjau tyrinėti moterišką energiją. Aš galvojau, kad aš nenoriu būti moterim arba asocijuojama su moterim, nes man moteris tai yra drama queen, emociškai nestabilios, išsitaškę ir tiesiog silpnos, kurias vyrai žemina, kur vyrai niekaip nepriima jų kažkokio autoriteto, taip pat nėra pagarbos vertos. Man moteris asocijavosi per gyvenimą su matyto moterim, tai maždaug taip. Ir tada aš galvoju, ne jau, aš tai nebūsiu tokia moteris, kurios vyras negerbė. Ir tada aš nukrypau į labai vyrišką polių ir net kai, pavyzdžiui, artimos mano rate moteris arba net mano mama pradėdavo reikšti ir dar kartais dabar man tas pats jungia, pradeda reikšti man šiltus jausmus, emocijas, aš staiga sukietėjau ir pereinu tokią vyrišką energiją į ašį vidinę, nes aš jausdavausi, kad aš turiu atsiverti, aš nenoriu būti panaši. Ir tik tai kelyje per tantrinės praktikas, per įvairius ieškojimus, praėjus pati psichoterapinį gilų procesą, dvasinį ieškojimų procesą, kur ten dieną naktį nuolatinė analizė, nuolatinis išjautinėjimas, jausmų paleidinėjimas, tik tada aš sugebėjau pamilti moterišką energiją ir iš tikrųjų ją kažkaip tai į savo gyvenimą įsileisti ir išnaudoti pagal paskirtį, tai reiškia būti moterimi. Man atrodo, kad mes moteris nesam gimę tiesiog moterim. Man atrodo, kad mes gimstam, kad išmoktume, ką reiškia būti moterim. Jeigu gimiau su šitu moterišku kūnu, tai kad ir kokią stiprią, galbūt vyrišką dvasią aš turiu, karingą dvasią, bet aš tai gimiau moters kūne, vadinasi, aš tą karingą dvasią turėsiu perleisti per šitą subtilų, jautrų organizmą, šitą jautrų aparatą ir kažkaip moterišku būdu siekti, moterišku būdu būti aktyvi gyvenime, savirealizuoti save, o ne vyrišku būdu. Tai man atrodo, kad mes moteris šitam laikmetyje ir aš tuo tarpu tikrai buvau pametusi, ką reiškia moteriška, pavyzdžiui, lyderystė, ką reiškia moteriška švelnumas. Ir kartais pas mane ateina dabar moteris į sesijas ir sako, Diana, bet aš dirbu banke, Diana, bet aš dirbu kažkur, man ten įmanoma būti moterim, jos tokias pasipiktinę ir piktos ateina pas mane, kokias aš nesąmonės kalbu, kad moterim būti iš tikrųjų yra neįmanoma vos ne šioje visuomenėje. Tai ką tikrai galiu pasakyti, kad įmanoma viskas, tik tai klausimas, kodėl jis pasirinko tokią specialybę, arba specialybę su ja viskas gerai, bet kodėl jis pasirinko dirbti banke, arba kodėl jis pasirinko dirbti tokioj konkurencingoj aplinkoj. Kam jums to reikia kaip moteriam? Aš žinau, kad tai skamba nepopuliariai ir aš tokia biški senovinių galbūt pažiūrų, bet aš į jas sugrįžau su laiku. Nes aš supratau, ką reiškia moteriška energija ir jeigu aš noriu būti tikrai įsikvėpus, grįžti namo, pasitikti savo vyrą, apkabinti vaikus, ar ne, pasirūpinti namais, aš turiu būti moteriško energijai, o jeigu aš nuolatos kovoju su vyrais, įrodinėju savo vertę, kylu karjeros laiptais per vyrišką energiją, tai kokią aš tą energiją galėsiu grįžus namo dalinti su savo artimais žmonėm. Tai man asmeniškai mano kelyje labai padėjo, kai aš supratau, kad nesvarbu iš tikrųjų kokia specialybė, bet kokioj aplinkoj aš esu, tarp kokių žmonių ir jeigu aš dirbu, tai
kokios ten yra vertybės, nes moterims svarbiausiai kaip jos jaučiasi. Vyrai evoliuciškai yra išmokę per 1000 metų savo jausmus atidėti į šoną, savo jaučiu, nejaučiu, man nenuotaika, ne vaibas šiandien eiti medžioti. Jie atidėjo savo poreikius dėl bendruomenės, dėl moterų, dėl vaikų, kad mes galėtume išgyventi. Ir ačiū vyrams, ir vyrai iš tikrųjų irgi dabar eina savo transformacinį kelią, kaip jiem integruoti savo emocijas. Tai, o mes moteris, ar ne, buvom skatinamas jausti, puoselėti šeimos židinį per kartų kartas. Tik tai dabar mes esam tokioj situacijai, kur mes nežinome į ką atsiremti. Ir aš asmeniškai, kadangi aš esu veikli, tai aš turėjau ieškoti, o tai kur yra moteris, iš kurių aš galėčiau mokytis. Nes didžioji dalis vyrų, iš kurių aš mokiausi, ten visai kitokios taisyklės. Ir vyrų pasaulyje tai konkurencija, kova, jaučiu, nejaučiu, tiesiog varau ir darau. Ir aš asmeniškai taip pat turiu šitą energiją, atidėti emocijas į šoną ir siekti. Dėl to manau, kad gyvenime aš ir galiu pasiekti daug dalykų, nes aš tikrai esu sukūrus prieš tai ir sėkmingą verslą ir dabar savo veikloje tikrai sėkmingai veikiu. Ir dėl to, kad aš sugebu atidėti į šoną savo jausmus. Bet tai nėra atsakymas ilgalaikiai perspektyvai. Trumpalaikiai perspektyvai siekiant tikslų tai yra būtina savybė, nes tikslai yra vyriškas kelias. Bet šalia to, kaip aš jaučiuosi pačiame procese, yra žymiai svarbiau. Tai aš ieškau moterų, iš kurių galėčiau mokytis. Nes aš buvau vyriško energijai, siekiau dalykų, dariau, konkuruodavau su savo partneriais, vyrais, su kuriais būdavau santyki, nes kitaip nemokėdavau. Negalėdavau pasakyti ne, kad aš nesugebėsiu kažko, nesugebėdavau atsiprašau, man atrodavo kaip kažkoks pažeminimas, kad aš kažko nemoku. Ir nuolatinė konkurencija santykiuose buvo. Nes, aišku, kaip aš sakiau, aš rasdavau vyrus, kurie yra daug labiau moteriškoje energijoje, gal kartais už mane. Ir natūralu, kad aš to mokydavaus, dėl to mane tai traukdavo. Ir nervuodavo tuo pačiu, ar ne? Kas jūs suprantate, apie ką kalbu, parašykit komentaruose. Kai traukia energiją, bet atrodo tuo pačiu ir stumia. Tai man asmeniškai taip ir būdavo. Aš norėdavau mokytis iš savo partnerio moteriškos energijos jausmų, pajutimo ir taip toliau, bet tuo pačiu mane erzindavo, kad jis nevyriškas, nes aš ateidavau savo vyrišką energiją ir konkuruodavau su juo. Ir tokie santykiai neveikia. Tokiuose santykiuose niekada nebus tikrai gilaus ryšio, artumo, nebus meilės. Vyras gali atstoti tą moterišką energiją, bet mes moteris, gimėm moters kūne, mes mokomės. Mūsų hormoniniai sistemai yra sveika būti moteriško energijai, būti pasyvume, būti imlume, būti širdį atviroj, ateiti su atjauta. Verslo pasaulio mes negalim ateiti su atjauta, nes ten yra dalykai, kas turi būti padaryta, kas turi būti sudeleguota, ar ne? Ir tas sumaišo mums moterim, kaip mums būti, nes atrodo, darbe aš turiu būti kieta, grįžus namo turiu būti minkšta, tai dabar aš čia turiu šokinėti pagal visų dūdelę, jau ne, 1000 metų šokinėjau, dabar atėjo mano laisvės laikas, aš moteris laisva šiais laikais, ačiū feminizmui ir dabar nieks mane aiškins, kuo aš čia turiu būti, aš būsiu, kuo noriu būti. Viskas skamba gražiai, bet problema yra kokia, kad tada moteris jaučiasi labai kietos, moteris dalinasi sesijose ir mano pažįstamas draugės sako, mano kūnas kietas, mano kūnas yra kaip vienas toksai stulpas, aš nejaučiu jokio intimumo, aš nejaučiu jokio seksualumo savo vyrui, nes tiesiog nėra vietos pas mane, kur prieiti, manęs netraukia mano vyras. Taip, nes jeigu mes nuolatos esam vyriško energijai, mūsų netrauks vyras, nes mūsų trauks polius kitas, tai moteriška energija. Ir didžiulė problema nutiko, kad visi mokytojai buvo vyrai, iš kuriuo aš mokiausi. Ir iš kur mums moterims dabar šiais laikais mokytis moteriškos lyderystės, kaip būti šitam feminizmo paveiktam pasauliu, ačiū Dievui, ačiū feminizmui, ačiū moterim, kurios praeitį kovojo. Bet mes dar mokomės, kaip būti šiais laikais moterim, nes moteriška energija jau nebėra jau tokia vertinama. Tiesa, vyrai dažnai vertina, matau vyrų, turim čiatę vyrai kaip jums, ar moteris veikli aktyvi fainiau namie, jeigu reikėtų rinktis tarp dviejų, ar ta, kuri pasitinka jūs šiltai, apkabina, yra švelni, atjaučianti, kai jūs grįžtat namo. Pastelinkit, labai įdomu. Galbūt tai skamba sakau nepopuliariai, bet
vyrai badauja šiais laikais. Aš dirbu su vyrais ir su moterim ir aš matau ir su porom dirbdama, kaip vyrai badauja. Ir aš buvau ta moteris, kuri savo vyrus priversdavo badauti, nes aš tiesiog negalėdavau būti su jais atjaučianti šilta iš širdies, nes aš būdavau konkurencijoje, aš būdavau siekime, aš būdavau vyriško energijoje. Ir tai aš net neždavau to, kam aš sutverta, vien fiziškai, ar ne? Fiziniam kūne, minkštumo, švelnumo, jautrumo. Kaip ir minėjau, nekalbant apie charakterį, kuri pas mane iš prigimties yra tiesiog labai daug ugnies, labai daug veiklos, aš tai priimu savį ir labai džiaugiuosi ir mokusi, kaip balansuoti. Tai man atrodo, tikslas mums moterims nėra tapti tik moteriškom arba tik vyriškom, bet išmokti būti moterimi šiais laikais yra be galo svarbu. Tai noriu grįžti prie savo istorijos, kad aš asmeniškai dalyvavau įvairiose tantros mokymuose. Mes su partneriu tuometiniu labai daug praktikuodavom, kadangi aš visą gyvenimą jau vienu arba kitu dvasiniu keliu. Būtent tantros tradicijoje nemažai kalbama apie vyrų ir moterų poleriškumą. Vyras rašo, tai aišku, kad švelni. Ačiū, Rimantai. Tai va, būtent vyrai ilgisi švelnumo šiais laikais labai. Moteris, nepamirškit šitos savo nuostabios duotybės ir savybės. Ne tik dėl vyro, dėl savęs ir dėl savo hormonų. Bet aš sugrįšiu prie šitos temos. Tai tantra labai akcentuoja vyrišką ir moterišką energiją ir jų žaismą tarpusavyje. Pagal tantros tradiciją, kuo labiau moteris yra moteriškoj energijai, tai yra aktyvuoja savo 2 ir 4 centrus, tai aktyvuoja savo gimdą ir aktyvuoja savo širdį, tuo labiau moteris yra moteriško energija ir ateina pas vyrą, kuris turi aktyvuotą 1 centrą, tai vat vyriškas lytinis organas, ar ne? Ir saulės rezginys, tai yra veiklos energija. Ir taip susijungia vyras ir moteris, balansuoja ir maitina vienas kitą. Ir aš su partneriu labai stipriai praktikuodavau tai, tada aš pradėjau nešioti ilgus sijonus, sukneles, nebe džinsus, pradėjau vaikščioti tokiais palaidais plaukais, palaidais drabužiais, tiesa ir iki dabar aš labai mėgstu tokius drabužius, bet ne dėl to, kad tai reikia, nes, žinot, kai kurie iš mūsų, kai pradedam eiti kažkokiu keliu, natūralu, kad perimam visą tą ideologiją. Tai būk moteriam, švelniai kalbėk, viską tik tai švelniai jautriai, būk priimanti, būk tokia pasyvi, tekėk, žodžiu, visur kur. Tuo metu tai labai stipriai pasiteisino ir man buvo labai gera būti tame kelyje. Vėliau tai integravosi ir dabar galiu vaikščioti ir su džinsais, ir su suknelėm, ir galiu būti ir stipri, ir galiu būti griežta, jeigu reikia, ir galiu būti labai švelni ir minkšta. Tai man atrodo, čia yra balansas. Įdomu moteriškumas, kad atrasti tą savo švelnėją pusę, flirtuojančią, seksualinę ir sumažinti kontroliuojančią pusę. Valio, apie tai irgi pakalbėsiu, apie sensualumą. Man įdomu moteriškumas, kad galėčiau mėgautis. Domina moteriškumas, kad galėčiau paleisti kontrolę ir gyventi labiau flow ritmu. Būtent kontrolė yra vyriška energija. Tas flow, apie kurį kalbu ir drabužės ir visame kame, yra moteriška. Kaip ir mano šiandienos kalbėjimas yra toks. Man labai patinka. Man įdomu moteriškumas, nes norisi išmokti švelnesniai, minkštesniai ir laisvesniai. Man aktualu moteriškumas, nes noriu patirti gyvenimą būtent per moterišką prizmę. Valio, labai įdomu tai, ką sakot. Man irgi dėl tų pačių priežasčių buvo įdomu. Ir iš tikrųjų, tiek seksualinis aspektas, ką reiškia moteriškas seksualumas. Aš apie tai dabar darau kursus, seminarus, mokymus ir subtilaus moteriškumo mokykloje, mes apie tai kalbėsim. Man reikėjo persimokti, kas yra seksualumas. Nes jeigu žiūrim pornografiją, tai ten kas yra? Ten yra tiesiog vyrams sukurta tokia greit į rezultatą orientuota kažkokia tai scena. Ir tai nieko panašaus į intimumą, tai nieko panašaus į tikrą seksualumą, ten nėra seksualumo, ten yra technika ir ten nėra energijos. Daugeliu atveju tai yra tiesiog mūsų tom primityviom smegenim stimuliuoti kažkokie tai vaizdai. Bet tuo mes nepasimaitinam. Ir moteriškas seksualumas labai stipriai skiriasi nuo to, ką mes matom ten. Ir apie tai kalbėsiu būtent nuo sausio mėnesio bus moduliai subtilaus moteriškumo mokyklai. Ne tik kalbėsiu, bet mes turėsim gyvus sutikimus Vilniuje arba Kaune. Tai bus
praktikų mano mėgstamiausių, kur dalinsiuosi, ką aš praktikuodavau nuolatos. Tai va, tai visas seksualinis aspektas. Aš nežinau, kas tai yra. Aš veikli, stipri moteris, nepriklausoma ir aš įsivaizduoju, kad aš turiu paimti vyrą, o ne vyras turi paimti mane. Tai iš to man irgi reikėjo išaugti. Ir visam tame kelyje tantros etape aš išmokau, ką reiškia veikti iš širdies, veikti iš gimdos. Ten labai daug moterų, kurios tiesiog mėgojasi, mes nuogos eidavom maudytis į vandenyną, jūrą. Ir daugelį iš tikrųjų mokymų aš važiuodavau būtent su savo antra puse. Tai nebuvo tik tai moterų retrytai, bet mes su moterim eidavom būtent pasikrauti tos moteriškos energijos. Ir tiesiog dainuodavom nuogos, kur nors po Ibizos saulę. Ir buvo nuostabus mano etapas, dėka ko po to daugelį moterų taip pat vedžiau šitą jausmą savo stovyklose, mokymas ir taip toliau. Ir tai buvo taip gera, bet tada aš jaučiu, kad aš visiškai tapau atšokusi nuo realybės, nes iš tikrųjų, kodėl aš šitą antrą iš viso atėjau, nes aš jaučiu, kad manyje trūksta kažkokio to jausmų pasaulio, švelnumo, subtilumo, kad tiesiog nekonkuruočiau ir galėčiau mėgautis, priimti, būti imli ir jautri ir būti moteriška, atsakanti, nes labai daug knygų man žadėjo, kad jeigu būsi moteriška, tai vyras padarys už mane viską ir man nieko nereikės. Tas mane patraukė. Tas mane dalykas patraukė pradžioje. Tai aš išmokau labai paleisti kontrolę, tekėti. Tiesa, tame procese iškilo labai daug nesaugumo, labai daug baimių. Kas bus, kai paleisiu kontrolę. Man buvo labai baisu, matant tas moteris, aš labai žiūrėjau, kaip jos gyvena, ar jos vienos gyvena. Ir iš tikrųjų, kai kurios tos moteris, kad ir kokioj moteriško energijos būdavo, jis rinkosi gyventi vienos. Ir man tas dalykas labai buvo nesuprantamas, nes man atrodo, kad jeigu aš pereisiu į moterišką energiją, tai su vyru turėtų santykiai iš viso tam pasitaisyti ir turėtų būti iš viso gilus ryšys ir intimumas ir artumas. Daugelis moterų eidamos tuo saviugdos keliu, ką aš pamačiau, jos yra vienos. Net tantros mokytojos jos vienos. Ir man buvo taip nesuprantama, iš dalies mane labai traukė, kad jos tokios ekstaziai savo, bet atrodo tai neįžeminta, atrodo trūksta to tokio kasdienos gyvenimo su vyru, su vaikais ir išlikti moteriško energijai. Ir tada tantros kelias po truputį pasitraukė, labai daug praktikuodavau savo partneriu ir viena darydavau ir seksualinės praktikas, širdies atverimo praktikas. Ir labai daug praktikuodavau tuo metu, bet kažkuriuo metu aš pajutau, kad stop, nes aš tokia debesėlis ore visiškai. Moteris ir manęs nebeliko. Ir santykių manęs nebeliko. Aš tiesiog susiliejau. Ir tada atėjo mano noras atsiverti tai ir tyrinėti, o kokia yra moteris, veikli moteris. Nes iš tikrųjų tuo metu, kai tai tyrinėjau, aš paleidau ir savo verslą, paleidau ir viską, tiesiog šokdavau, nes dirbau šokių mokytoją, šokdavau, vesdavau žmonės į ekstazį, į malonumą, į ryšį, į kontaktą, į apsikabinimą. Ir viskas buvo apie tai, apie tą moterišką energiją. Tada aš supratau, kad neužtenka tik tai to. Aš supratau, kad reikia įkūnito moteriškumo, nes aš nenoriu gyventi viena. Ar moteris jūs pastebėjot, kad didžioji dalis mokytojų dvasinių saviugdos yra vienos? Nes jos taip stipriai sustiprina tą pasimėgavimą savimi, sustiprina savo ego, savo aš, kad šalia nebelieka vyrų, nes jos nueina į tokią ekstazę, malonumą, bet nepažadina noro dalintis. Tiesa, dar prieš tantros kelią buvo dar vienas etapas, apie kurį nepasidalinau. Tai buvo krikščionybės kelias. Aš kokius 6 metus, nepasakysiu kiek skaičiaus, bet čia buvo paauglystėj ir iki pilnametystės, aš praleidau krikščioniškai bendruomeniai. Ir aš grodavau gitarą, šlovindavau, melsdavausi į Dievą, vesdavau paauglius prie sutvirtinimo sakramento, padėdavau jiems pasiruošti. Labai daug savanoriaudavau bažnyčiai su vienuolėmis.
Ir ten aš gavau tą tokį sakralų požiūrį į žmogų. Čia buvo mano pats pagrindas. Ir be to pagrindo tikriausiai ir toj pačiai tantrų aš būčiau nuvažiavus į tą patį, kaip daugelis moterų pametę visiškai tas esminės vertybės ir tik savo malonume ar ekstazijai su Dievu ištirpę. Tai krikščionybė uždėjo tas tinkamas vertybės. Bet kokį moteriškumą aš ten mačiau, tai tokį visišką nuolankumą, visiškai viskas tik dėl vyro, viskas tik tai, žodžiu, įsižadėk savęs ir tarnauk. Ir atrodė viskas, kas viršutiniams centruose yra labai gerai, o kas žemiau, tai čia jau nesakralu. Ir dėl to į tantrą aš atėjau, kai supažinau savo partnerį, aš jį paskatinau eiti kartu į tantros mokymus, nes man labai trūko, o kas nuo čia žemiau, nes nuo čia viskas labai gražu, šventa, sakralu, aš buvau tokia labai naivi, mylinti mergaitė, kuri nori dalintis meilę. Ir tada tantra padėjo man atrasti visą malonumą, kūniškumą, visą savęs pajutimą, ekstazę ir malonumą būti savimi ir su savo kūnu, priimti savo kūną. Tiesiog mėgautis savo kūnu tokiu, koks yra, sakau, nuoga, kažkur prie jūros, tiesiog. Mes ten, atsimenu, ir baidarėm plaukdom nuogi visi ir toks hipių laikas buvo absoliučiai. Ir tuo metu tai buvo nuostabu, bet po krikščionybės, kur moteris pasiaukojanti, kur tantra moteris, kur yra visiškai viena ir nesukuria jokių santykių, mano kelias ėjo taip, ir tada supratau, kad man trūksta tokio visapusiško požiūrio. Ir tuomet atėjo įvairūs ieškojimai savęs per psichologiją. Nes aš supratau, kad iš dvasinės perspektyvos aš nemažai išmokau, kas yra moteris ir vyras. Iš savo patirties, ar ne, stebint moteris labai įvairiuose kontekstuose irgi pajutau, ką reiškia būti moterim vyru. Ir atėjo toks laikas, kai aš supratau, kad o ką reiškia balansas, ne, vyriška ir moteriška energija. Tiesa, pati pradėjau savo veiklą po tantros, kai pati praėjau labai daug tantros mokymų. Pradėjau dalinti su moterim ir pajutau, kaip tai stipriai veikia, kaip moterim reikia to įgalinimo, išeiti iš people pleasinimo, pasimėgauti savo kūnu, pradėti jausti savo kūną. Tuo metu vesdavau šokius, vesdavau moteriško subtilumo praktikas, kūnui, įkvėpavimo, visą ką. Ir pati tame kaifuodavau, nes pati tą mokiausi. Ir dabar, žinokite, esu etape, kur tiesiog ramu. Kur nebesinori nei kažkokios dėlės ekstazės, nei kažkokio labai įsižeminimo ir vyriškos energijos. Jaučiuosi pakankamai balanse. Ir dėl to dabar sukūriau subtilaus moteriškumo mokyklą, nors šita mokykla pas mane jau 6 metus galvoje buvo, bet aš buvau visiškai nepasiruošus. Ir labai įdomu, nes mes turim labai daug energijos tose temose, kur patys mokomės. Tačiau šiuo metu aš jaučiuosi, kad tie dalykai yra integruoti man ir atrodo galiu su tokia ramybė kalbėti, galiu vesti į praktiką su tikrai išmintim, nes pati labai daug perėjau transformacijų, labai daug pavydo su moterim dirbdama, ko nepaminėjau, nes tantros kely mes visos moteris eidom per savo tokius gilius emocinius procesus. Ir aš nemokėdavau būti tarp moterų, man jos tokios drama queen atrodavo ir aš negaliu ir man atrodavo tokia kančia, kodėl mes negalim tiesiog susitvarkom emocijas ir toliau gyvenam. Bet man kilo tiek ir tokio pasipriešinimo tai moteriškai energijai ir pykčio, kiek galima procesinti ir tuo pačiu pavydo, kad kai kurios moteris tokios kartu bendruomeniškos, o aš tokia kaip laukinis vilkas. Bet toks mano charakteris. Man labai patinka būti su moterim, man patinka ryšys, bet aš vis tiek esu tokia atsiskyrėlė truputį ir man patinka laikas su savim, su gamta, netgi labiau negu su moterimis. Dažniausiai. Nebent mes kuriam kažkokią magiją tuo metu. Tai tiesiog, kas yra labai įdomu, kad tame procese aš praėjau tiek daug visko ir buvo laikas, kai aš nežinau, ar aš išgyvensiu, nes aš buvau taip stipriai užsikėlusi savo energiją, apie tai sudalinusius kitose podcastuose, kad aš jaučiau, kad esu disbalanse. Nuolatinė euforija nėra sveika būsena. Tai dabar džiaugiuosi, kad mano gyvenime euforijos yra mažiau.
galbūt skamba juokingai, bet iš tiesų gyvenime turėtume jausti balansą tarp vyriškos ir moteriškos energijos. Tai ką noriu pasakyti, kad mano kelyje moteriška energija man buvo aktuali dėl to, kad pirma, pavyzdys, kurį aš mačiau, manęs netenkino ir aš bandžiau išsiaiškinti, ką reiškia būti moterim. Antra, tame procese aš turėjau problemą po skyrybų su hormonais, kas rodė, kad dėl streso po skyrybų aš turėjau labai stiprų testosterono pakilimą ir kortizolio ir žodžiu antinkščių disbalansą. Ir aš tikrai sudūriau su tuo, kur tai buvo dar vienas moteriškumo išbandymas, kur aš tiesiog turėjau atsiduoti, nes niekas neveikia, kad ir ką aš bandžiau. Ir mano kūnas sakė, stop. Tai aš tada supratau, kad aš visą laiką puoselėdavau ir net ir tą saviugdą tam tikrų metų aš eidavau su labai stipria tokia vyriška energija, kovot, pradirbti savo ego, sudeginti savo ego ir labai daug dvasiniam kelyje ėjau iš tos vyriškos energijos, tarsi moteriški atributai, bet energija labai vyriška. Ir kai mano sveikata sulūžo, tiesa, iki dabar jaučiu pasiekmes to ir nežinau, ar kada nors atsistatys pilnai, bet jau žinau dabar gyvenime, kaip svarbu man asmeniškai balansuoti ir mokytis kasdieną būti moterim. Nes mano hormonai man parodė, kad aš tiek daug gyvenime laiko buvau vyriško energijai ir net būdama moteriškoj bendruomeniai, net ir būdama tantroj, tam tikrose workshopuose, aš jausdavau, kad aš dabar pavarysiu, išsivalysiu čia save, žodžiu, pradirbsiu savo vaikystės traumas, skausmus ir jau dabar nušvisiu ir jau viskas bus, jau bus tobula moteris būsiu. Ir eidavau iš labai vyriškos energijos. Tai ką noriu pasakyti, kad kartais ir dabar savo keliai matau, kad moteris apsupę save moteriškais atributais, smilkalai, žvakutėm, gėlėm, šokančios, jos yra tokioj įtampoj ir tokioj vyriško energijai, nes moteris yra vyriško energijai tada, kai jinai nesijaučia saugi. Tai čia yra mano išmokta pamoka gyvenime, kad saugumas yra numeris vienas dalykas. Ir bet kas kėsinasi į saugumą, net jeigu tai esu aš pati, labai svarbu tuo pasirūpinti kuo anksčiau. Saugumas yra mažose dalykuose. Saugumas yra tada, kai aš pasirenku išeiti iš aplinkos, kuri man nesveika. Saugumas yra gebėjimas atsiremti į šalia esantį žmogų, paprašyti pagalbos. Saugumas yra jaustis bendruomenės dalim. Saugumas yra, kai žinau, kad jeigu reikės, aš galėsiu pasidaryti ir suteikti savo finansinį, žemišką ir emocinį saugumą. Net jeigu tuo metu ir nėra galimybių, bet aš žinau, kad aš galėsiu, jeigu reikės. Ir saugumas tai yra tokia terpė, kurią gali suteikti ne tik vyras, aišku, nuostabu, kai tu suteikia vyras, bet apskritai visas gyvenimas, policija, kuri važinėja gatvėmis, jinai kuria saugumą mums kiekvieną dieną, ar mes įsisąmoninam tai. Saugumas gali būti tai, kad žmonės nuolatos tikrina maistą, kurį mes valgom, kad mes galim laisvai parduotuvėje nusipirkti ir dažniausiai gauti tikrai kokybišką produktą, nes kažkas pasirūpino mumis. Saugumas yra įsisąmoninti šitus dalykus, kiek dėl mūsų kiekvieną akimirką yra daroma. Saugumas yra įsisąmoninti, kaip šiltas vanduo ant manęs teka šiandieną stovint duše. Saugumas yra be galo svarbu, kad moteriška energija galėtų skleistis, nes tik tai saugume, tai reiškia, tik tada, kai pasirūpinta mūsų išgyvenimu, mes galim gulėti, būti pasyvios, atverti savo širdį, mėgautis, dalintis su pasauliu minkštumu ir švelnumu tik saugume. Tai šita pamoka yra tai, ką aš tikrai išmokau. Ir dėl to aš pati kuriu moterim tą saugumą savo užsiėmimuose. Nes aš žinau, kaip tai svarbu, nes didžioji dalis moterų atėję į mano užsiėmimus, mokymus, jos nėra netgi gyvenime turėjo pavyzdžių, ką reiškia jausti saugiai, ką reiškia moteris saugioj aplinkoj. Galbūt jos matė savo artimą mamą, močiutę, kurios visą laiką buvo nesaugios ant išgyvenimo režimo. Galbūt jūs pačios, ar ne,
visą gyvenimą, arba pat mano klientės visą gyvenimą kažkokius toksinius santykius, nepastovus darbai, sveikatos problemas ir jos nežino, ką reiškia saugumas. Ir aš savo užsiėmimuose būnu tuo vyru, aš naudoju savo vyrišką energiją, kad moterims suteikti tą, ką aš pati atradau. Nes tik tada, kai mumise susibalansuoja vyriška ir moteriška energija, tik tada mes galim suteikti aplinkiniam saugumą, ramybę, įsižeminimą, išliekant švelnia, atjaučiančia, subtilia, bet ne iš tokios kario pozicijos, kad aš tavim pasirūpinsiu dabar. Tai mano kelias buvo toks vingiuotas ir šiandien aš esu tokioje pozicijoje, kur jaučiuosi pakankamai įsižeminusi ir mokausi ilsėtis, mokausi būti ramiai, nes jeigu ne mano kūnas ir ne mano hormonai, tai ačiū mano sveikatai ir tam tikrom problemom ar ne hormoniniam, kurios sukilo man šiame procese, aš esu dėkinga savo kūnui dėl to, kad jis man parodo, kad aš turiu išmokti ilsėtis, aš turiu išmokti priimti, aš turiu išmokti būti pasyvi, priimanti, jautri, ne vien tik tai daranti, ne vien tik tai veikianti, ne vien tik aktyvi ir savim pasirūpinanti. Ir prisileisti žmonės, kuriais aš pasitikiu. Ne visus mes turim prisileisti, bet tuos, kuriais pasitikime. Tai mano gyvenimo kelias iki šios akimirkos judėjo taip. Ir aš nežinau, kas bus toliau, bet aš kasdieną mokausi būti moterim. Ir aš žinau, kad aš niekur nepamesiu savo valios, savo stiprybės vidinės, savo ugnies, savo vidinės saulės, kurią turiu. Bet aš žinau, kad mano tikslas yra integruoti šiame moteriškame kūne. Tai reiškia veikti aktyviai, įsiklausant į savo ciklus, veikti aktyviai, jaučiant savo kūno pokyčius, ar ne? Ir nesijaust blogai, jeigu kažkokie žmonės sako, tu čia guli ir guli, arba nesijausti blogai, jeigu kažkokie žmonės nuvertina, nes aš pati anksčiau nuvertindavau tas moteris, kurios tik tai guli, kurios tik tai pasyvios, tiesa ir dabar kartais, nes aš tikiu, kad žmogus turi labai didelį potencialą, bet ypatingai anksčiau aš kažkaip, dabar aš turiu atjautos labai, labai daug, bet anksčiau aš nuvertindavau, nes man atrodo, va, tik susijimk tiesiog ir daryk, ko tu miegi. Ir dėka to aš galiu paskatinti ir savo klientus siekti ir daryti gyvenime, tačiau balansuojant tarp vyriškoje galbūt veikloje, būti moteriško energijoje arba tiesiog vyriškoje sistemoje kažkokioj, kad ir verslo, išlaikyti moterišką savo prigimtį ir esate. Ir apie visą tai aš kalbėsiu labai daug savo subtilaus moteriškumo mokyklai. Ir kaip tik rugpjūčio 11 prasideda pirmasis kursas, kur mokysimės perrašyti savo praeitį. Tiesa, dar vienas svarbus momentas, kas vyko mano pačios kelyje. Psichoterapija ir psichologija atėjo žymiai vėliau negu dvasiniai mokymasis man pačiai. Nes psichoterapija tai yra moteriška mamiška energija. Psichologija, psichoterapija tai ne coachingas. Coachingas atėjo iš tikrųjų pirmiausiai pas mane gyvenime ir aš tapau coacherė. Nes tai mano natūrali prigimtis. Ir aš kurį laiką, keletą metų coachindavau žmonės, o paskui aš pradėjau vesti sesijas psichoterapijos ir psichologijos, kai baigiau mokymus, nes tai yra moteriška energija. Tai labai įdomu, kad aš pradėjau kelią nuo tokios vyriškos energijos ir vis labiau judu į moterišką energiją. Tiesa, tikrai turiu pasakyti tokį dalyką. Psichologijos mokymai, psichoterapijos mokymai buvo turbūt vieni sunkiausių, nes ten tiek daug emocijų. O aš taip nemėgstu nekonstruktyvių emocijų, man buvo tikrai nelengva. Ir aš manau, kad aš persivalgiau tada moteriškos energijos. Ir dabar kažkaip perėjau tą balansą tarp dviejų ir mano net ir psichoterapijos sesijos yra daugiau coachingo kartais daugiau psichoterapijos, priklauso, ko žmogui reikia, aš galiu balansuoti tarp tų dviejų dalykų. Tai man atrodo, kad labai gražiai papildė vienas kitą, bet žinokit tokį vieną dalyką, ką nors jums pasidalinti. Tam, kad mes užaugtume, tam, kad mes kažkaip pradirbtume savo skausmus, savo paternus, kurie mums netarnauja, mums nebūtina eiti į tūkstančius mokymų ir leisti laiką vien tik mokymuose. Mūsų tikslas yra tai, ką išmokstam mokymuose, įkūnyti ir veikti kasdienybėje. Reiškia, kasdiena yra mūsų praktika. Mokymai yra teorija, įrankiai ir kasdiena yra praktika.
Tai reiškia viską, ką sužinotų mokymuose knygoj, jūs po to įnešate į praktiką. Ir gyvenimas yra pati geriausia praktika. Nereikia užsidaryti, kartais reikia, priklauso, ką jūs ugdot, kokius įgūdžius, bet nebūtina užsidaryti nuo viso pasaulio ir atlikinėti praktikų ir viskas. Ir tada, jau kai nušvisiu, tada išeisiu į pasaulį ir jau būsiu tobula. Tai ne. Gyvendami šitoj žemėj, augindami vaikus, gamindami valgyti, bendraudami su savo artimaisiais, su savo gimine, eidami į kažkokius tai užsiėmimus, mes mokomės praktikuoti diena iš dienos, o ne tik kažkur mokymuose. Tai visi mokymai yra jums kaip įrankiai, kuriuos jūs taikot patys savo kasdienoje. Tai šitą dalyką aš irgi išmokau, nes iš pradžių labai daug praėjau pati visokių mokymų, kursų, labai daug patyriminių mokymų ir tik paskui supratau, kad visą tai galiu integruoti kasdienoje ir tai žymiai paspartino mano augimą, negu tik tai praktikuotis kažkokioje stovykloje ir taip toliau. Tai čia tokie keli, kaip ten 5 centai nuo manęs. Tai va. Tai paklauskit manęs, jei jau kyla klausimų iš to, ką pasakojau, arba kaip jums tai susiklausė, kaip jums tai girdisi, galbūt yra kažkas, kas jums patiems aktualu pačioms, tai būtų labai gerai išgirsti iš jūsų pusės. Ir man buvo labai gera pasidalinti savo istoriją. Ir šitą istoriją dalinuosi su jumis dėl to, kad galbūt ir jūs jaučiatės, kad nors ir esat moteris, nors ir gimėt moteriškam kūne, bet vis tiek kyla klausimas, kas yra moteris, kaip būti moteriškai, kaip subalansuoti vyrišką ir moterišką energiją šiomis dienomis šitame pasaulyje. Tai žinokit, kad jūs ne viena, nes aš irgi labai kėliau šitą klausimą ir dėka to tai įnešė į mane labai stiprų pokytį mano pačios gyvenime, kur aš galiu būti nuostabiuose santykiuose, kur aš galiu būti priimanti, kur aš galiu išlaukti, būti kantri. Kantrybę ugdau kasdieną, bet tikrai išlaukti savo vyro, kol jisai priims sprendimus, pasidalinti tai, kaip aš matau, bet atsitraukti, duoti erdvės, kai anksčiau aš būdavau varom, negaliu laukti, kodėl mes laukiam. Aišku, viso to aš neišmesiu ir tai yra dalis mano charakterio, bet balansuotai, ar ne? Tai dabar aš tikrai jaučiuosi, kad esu santykiai, kur mūsų energija yra, ta vyriška ir moteriška energija yra balansai ir mes netrigerinam viens kito, mes papildom kaip partneriai. Ir tai yra įmanoma tik dėl to, kad aš nudirbau visą tą darbą, kad aš nukrypau į vieną pusę labai stipriai, labai vyrišką pusę, tada labai moterišką pusę pernelyg galbūt ir pamečiau save santykiuose ir dabar aš atrodo stoviu centre ir mano partneris taip pat yra įsižeminęs ir centre tiek vyriškai, tiek moteriško energijai. Tai yra įmanoma, į santykius sukurti yra įmanoma tokius, kaip norim, tik tada, kaip tampam tuo, kaip čia, jeigu mes norim žmogaus, kuris juokautų, mes turime būti tos, kurios moka juoktis. Jeigu mes norim, kad vyras mus išlaikytų, mes turim būti tos, kurios moka priimti. Daugelis moterų savo, kad moka, bet kai mes dirbam su jom, suprantam, kad ne, jos nemoka ir tai yra labai neįprasta. Aš irgi turbūt tą jaučiu, kad kažkuriam gyvenime buvau vyru, o dabar mano tikslas išmokti būti moterim. Taip, aš visada sakau, kad mes moteris esam savo sielą, savo vidumi, savo charakteriu, dažnai tokie vyriško energija ir mokomės būti moteriškom, įvaldyti šitą kūną. Gera klausytis rezonuoja etapas taip pat, kai jaučiasi, kad reikalingas balansas tarp moteriškos ir vyriškos energijų, dvasingumo ir žemiškumo. Taip. Ir žinokit, kad jeigu jūs esat pernelyg moteriško energijai, jeigu jūs esat pernelyg pasyvios, jaučiat, kad jums lengva priimti, bet gal nelengva daryti, jeigu jaučiatės, kad nerealizuojat savo tikslų, tai jums nereikia rinktis moteriškų mokymų. Nebent, subtilus moteriškumo mokykla, tinkama vieta, nes mes kalbam apie balansą nuolatos. Bet kartais moteris tokios nueina į mokymus, kur dar labiau jas užaktyvina, kaip aš, pavyzdžiui, buvau tantros mokymuose, kur tik tai moteriška energija, tik pasyvumas, tik priėmimas, tik pasimėgavimas, aš nieko nedarau. Tai žinokit, kad labai rinkitės, kur einat, kokius mokymus, tarp kokių moterų leidžiat laiką, kas jūsų aplinkoj, nes jeigu jūs turit labai daug moteriškos energijos ir esat pasyvios, jums reikia vyriškų mokymų, jums reikia kažkas, kas jūs aktyvuotų, jums reikia arba vyro, kuris vestų jūs, duotų kryptį, arba tiesiog pasirinkti
kelią, kur atsvertų tai, kas jūs esate, kad kai esate per daug moteriška. Jeigu jūs esate per daug vyriško energijos šiuo metu, rinkitės moteriškus mokymus, eikite ten, kur švelnumas, jautrumas, subtilumas, sensualumas, kad pažadinti visą tai. Tai atsižvelkit į tai, kuriame etape esate šiuo metu, gerbkite save tame etape ir pagal tai pasirinkit, kokioje aplinkoje, su kokiais žmonėms būti ir ką stiprinti savyje. Nes pernelyg užstimuliavus moterišką energiją, jūs taps tiesiog pasyvios ir busit kaip tos moteris tiesiog vienos savo bliss. Tai va. Tai aš noriu jūs pakviesti nuo rugpjūčio 11 į pirmą modulį subtilaus moteriškumo mokyklos, kur mes ir pradėsime nuo darbo su savim. Nes man asmeniškai visas istorijas apie tai, kas yra vyras, moteris, padėjo paleisti kelios tokios psichoterapinės technikos, kurias aš darydavau, rašymo technikos, kasdieną diena iš dienos, su kai kuriais jau dalinausi sesijose. Bet apie tai sukūriau 3 savaičių kursą, kuris bus rugpjūčio 11 dieną ir mes atliksim visas tas praktikas. Man atrodo, kad saugumas gali būti sukuriamas ne tik išorai, bet ir viduje. Ir tikslas juk yra galiausiai tas vidinis saugumas. Ir man asmeniškai vidinis saugumas atsirado, kai aš paleidau praeitį ir paleidau tam tikras patirtis iš praeities, kurios mane skaudino. Vienas iš jų yra santykiai, ką sakiau. Taip pat mano viena klientė moteris virš 60 metų, jinai visą gyvenimą nešiojasi patirtį, kai jinai buvo išprievartauta. Ir tai yra žiauru, nes pas ją su moteriška energija apskritai buvo konfliktas, nes jinai kaip ir labai moteriška, bet jeigu būsiu moteriška, manęs norės vyrai ir tada išnaudos mane. Ir mes su ją iš tikrųjų dirbam, taikydami šitas technikas, jinai pati tai darė, aš ją pravedžiau. Ir aš žinokit, net pažįstu jos, jinai yra visiškai kitas žmogus, jinai keliauja, jinai mėgaujasi gyvenimu dabar labiau negu bet kada per tuos 60 savo gyvenimo metų. Ir kaip būtų gerai, jeigu jinai anksčiau būtų tai padarius, bet jinai nežinojo tų technikų, aš ir pati buvau atradus tik ką tada, kai su ja dalinausi. Dabar jau daugelį savo klientų per tai pravedžiau ir tikrai galiu sakyti, kad tai labai, labai veikia. Tai jeigu jaučiat, kad yra kažkas praeitį, kas jūs stabdo, gal kažkoks žmogus nuolatos per sapnus grįžta, galbūt kažkokia situacija ir jūs jaučiatės kūne, kad yra nesaugu, jaučiatės, kad gyvenime nėra saugu, jaučiatės, kad negalite skleisti ir būti pozityvi, šypsotis, juoktis, mėgautis, būti malonume, kaip ir skleisti visokių keistų garsų, reiškia, turit konfliktą su savo moteriška energija. Tai būtent tos praktikos, ką dalinsiuosi ir padėsiu jums paleisti visą tai, kas yra nesaugu jumise. Ir mes darysim 3 savaičių tokias rašymo praktikas, technikas ir pasidalinsiu, kaip jos veikia. Ir tai yra be galo įgalinantis procesas, labai, labai stipriai pakeliantis savivertę. Ir man asmeniškai tai buvo vienas stipriausių visame procese, visam saviugdos kelyje, tantroj, bažnyčioj, psichologijoj, psichoterapijoje, tai buvo labai veiksminga. Tai jeigu jaučiat, kad kažkas dar stabdo ir nejaučiat saugumo savo viduje, tikrai labai labai kviečiu rugpjūčio 11 dieną prisijungti prie nauja aš, perrašyk savo praeitį 1 modulio. Tai čia toks 1 modulio pavadinimas iš visos subtilaus moteriškumo mokyklos. O subtilaus moteriškumo mokykla tai yra 2 metų programa, kuri prasideda rugpjūčio 11 dieną, tai už 2 savaičių lygiai. Ir tai bus 1 modulis, 2 ir 3, kurie bus iki naujų metų. Tai galima prisijungti į 1 modulį arba galima į visus 3 vienu metu. Ir tada naujas semestras prasidės nuo sausio mėnesio. Tai visi šitie pirmi 3 moduliai yra online. Galima su asmeniniam sesijom arba be asmeninių sesijų. Ir kiti 3 moduliai po naujų metų yra ir gyvai, ir online. Tai bus tikrai labai skani kelionė ir aš net pati laukiu ir tiesiog... Žinot, kai sukuri kažką, kuo labai tiki ir kur tiesiog visos kūnas vibruoja ir atrodo nekantrauju, dabar norėčiau, tiesiog viską dabar norėčiau jums perduoti, bet žinau, kad šitas formatas nėra tas ir mes turim sukurti sakralią erdvę ir tarp moterų jaukiai ir saugiai ir tada tikrai vyksta tie pokyčiai. Tai tikrai kviečiu prisijungti į subtilaus moteriškumo mokyklą, įkelsiu nuorodą čia į mūsų chatą. Neužilgo. Eglė, ar tu esi, gal tu galėtum kelti nuorodą. Ir ką dar noriu pasakyti, kad mielos moteris, mes
esam šitoj eroj ir šitam etape, kur mes mokomės, kaip būti moterim, kai turim tiek daug laisvių, dirbti, kurti, statyti namus, žodžiu, realizuoti save kaip tik norim, vaikam nelabai lieka laiko, nelabai lieka prasmės, ar ne? Bet daugelis moterų, gal pasakysiu čia ir žiauriai, daugelis moterų save realizuoja darbuose, kai moterų savirealizacija, šiaip, žiūrint tik į moteriškos energijos prigimtį, ne į socialinius kažkokias standartus ir normas, moteriška savirealizacija yra kontakte su jumis savo viduje, gylyje, ir moteriška savirealizacija yra auginime, puoselėjime, rūpinimėsi vaikais, vyrų, bendruomenė, aplinka, tame, kame esam. Paklauskit savęs, kaip darbuose, kuriuose esate, dabar galėtumėte puoselėti, auginti ir rūpintis. Nes tik tada jūs jausitės laimingai. Aš mačiau labai daug moterų, jos pasiekia aukštus statusus. Sakau, didžioji dalis mano klienčių moterų yra karjeristės, verslininkės. Ir aš tiesiog žinau visą, ką jos kalba savo viduje, kad kas aš be to, tai bet aš dabar save realizuoju. Bet tada kenčia visa aplinka, o mes moteris esam bendruomeniškos ir mūsų tikslas yra nuspalvinti šitą pasaulį nuostabiom spalvom, ryšių, gylių, kontaktų su žmonėm, meilę, širdies šilumą. Ir tik tada mūsų hormonai tinkamai veikia, tik tada mes esam vaisingos, tik tada mes mėgaujamės. Ir čia yra mūsų tikrasis kelias. Tai į tai ir noriu jūs pakviesti. Ačiū, Eglė, kad įkėlei. Tai čia yra nuoroda į mano naują renginį. Taip pat įkelsiu istoriją šiandieną po mūsų live. Labai norėčiau išgirsti, su kuo jūs išeinate iš šito live, nes tik tada, kaip mes parašom, reflektuojam savo, dar kartą užtvirtinam viduje. Kokia yra žinutė, kurią jūs galbūt savo išsinešate iš viso to, ką aš kalbėjau, galbūt mano istorija yra naudinga jums kažkuo, galbūt tai kažkaip primena jūs pačius, o galbūt tiesiog įkvepia ir įdomu klausytis, kaip kiti gyvena ir per ką eina kiti. Tai būtų labai malonu, jeigu parašytume dabar komentaruose, ką išsinešat iš šito pokalbio, kokia ta žinutė lieka su jumis. Galbūt apie moterišką energiją, galbūt apie pasirūpinimą savim, galbūt apie mano istorijų kažkokius niuansus. Ką savo išsinešat? Su dėkingumu Violeta rašo. Ačiū tau, Violeta, kad atspindėjai. Apie ką dėkingumas? Kas vyksta tavo viduje? Ar kažkokia žinutė surezonavo? Ar tiesiog kūnas rezonuoja su tuo, ką kalbu, ar kaip kalbu? Būtų labai įdomu išgirsti. Nes refleksija, peržiūrėjimas dar kartą, tai yra tarsi analizė, ar ne, tarsi tokia vyriška energija, bet iš tikrųjų tai yra labai, labai, labai moteriška energija, kai mes esam pasyvume ir tiesiog peržiūrim tai, kas vyksta su mumis, esam savo jausmuose. Ieškojame balanso tarp dviejų energijų. Esu etape, kai vyriška energija ima viršų, reikia pokyčio. Tikrai rekomenduoju pokytį. Aš asmeniškai tikrai jaučiuosi žymiai laimingesnė, nes kai aš buvau vyriško energijai, aš tiesiog negerbiau vyrų, man atrodavo jie silpni, man vyrai atrodydavo ir moteris atrodavo silpnos, kurios moteriško energijų, tai tiesiog, žinot, vyrai konkuruoja su vyrais, o aš kai buvau vyriško energijų, tai man atrodo tiesiog sukaupk, tiesiog daryk dalykus. Tai mes, kai sugrįžtam tą balansą, tai tada atsiranda visuminis matymas ir atsiranda labai daug atsipalaidavimo, priėmimo kitų žmonių ir tiesiog daug meilės ir atjautos. Dėkoju, labai rezonavo tavo istorija. Įkvėpimas. Ačiū. Ačiū Jums, kad buvote. Labai dėkoju, kad esate mano lauke, kad turiu su kuo pasidalinti savo pačios istoriją. Labai gera mums moterims dalintis, būti išgirstom ir tiesiog būti bendruomenės dalimi. Ir tikiuosi, kad susitiksime gyvai ar online, mūsų moteriškam rate, kur galėsim kartu iškurti dar daugiau bendrystės ir pasidalinimo. Kaip svarbu balansuoti tarp moteriškos ir vyriškos energijos. Pritariu. Atrodo labai artima viską, ką dalinaisi ir kad nepamiršt, kai kūnas rodo, kad reikia būt moteriško energiją, nes kitaip kūnas serga. Taip, iš savo patirties galiu pasakyti, kad tai atsiranda dažniausiai hormonų disbalansas. Jūs labai šilta ir moteriška. Ačiū!
Tai atsirado, žinokit, procese. Visas lengvumas, apie ką mano klientas kalba, ta šiluma atsiranda procese, kaip mes esam šilumoj su savim, kaip mes esam lengvos, nes paleidę visas tas praeities istorijas. Iš tikrųjų, man jie lengvumo energija atsirado tada, kai aš paleidau savo praeitį ir perrašiau dėka tų praktikų, kurias dalinsiuosi pačiam pirmam modulį, nes nuo to ir noriu pradėti subtilaus moteriškumo mokyklą. Tik tada, kai paleidžiam tai, kas sunku, galim jausti, mėgautis ir įsileisti vis daugiau malonumo į gyvenimą. Galim pritraukti partnerius, kuriuos mes norime, o ne tuos, kuriuos pritraukiam ar pasirenkam tik dėl to, kad turim kažkokių praeities traumų. Tai pirmas modelis yra skirtas modelis būtent pradirbimui su savimi tų savybių, o tada jau ėjimui į malonumą ir į santykius, į artumą, į ryšį. Ačiū, labai artimas tas ieškojimas. Džiaugiuosi, kad surezonavo. Kokio grožio moteris. Ačiū. Šiuo metu labai esu vyriška energija. Ačiū už pasidalinimą. Tikiuosi, kad kuo daugiau moterų bus įkvėptos bent šitų mūsų pokalbių. Ir apie komplimentų priėmimą dar norėjau pasakyti, kad tai irgi buvo iššūkis man, kai kažkas sako man gražius žodžius, išgirsti ir priimti. Dabar aš tiesiog mėgaujuosi ir perleidžiu per visą savo kūno komplimentus. Ir žinot, pasakysiu tokį dalyką, kad aš graži, man niekas nėra sakę iki keletą metų atgal. Tai reiškia, kad aš niekada nežinau, ar aš graži ar ne. Aš tiesiog gal nelabai akcentuodavau savo kūną, gal tiesiog jausdavau tokia normali, vidutiniška, nelabai kabinėdavus iš tikrųjų prie savo kūno. Na, tiesiog kažkokia, tokia kokia esu. Ir tik keletą metų prieš aš pradėjau girdėti, kad aš esu graži. Ir žinokit, man buvo toks šokas. Ir kitas buvo, kad tavo balsas labai gražus. Man visi nuolatos pradėjo sakyti. Ir aš galvoju, wow, čia yra žodžiai, kuriuo aš mažiausiai buvau girdėjus gyvenime. Ir aš reflektavau ir aš supratau, kad tiek balsas atspindi vidinę ramybę arba neramybę, intonaciją, tiek grožis, ar ne? Grožis yra dažniausiai tai, kas sklinda iš vidaus ir po to mes norim ir puošti save ir norim savo aplinką puošti ir jaučiamės įkvėptos tada, kai mes iš tikrųjų esam moteriško energijoje ir tai yra darbas, kurį aš padariau su savimi pati. Tai kažkada kelsiu savo vaikystės nuotrauką, kaip man graudu net dabar žiūrėti ją, kiek jai teko iškesti ir kaip jie atrodė ir dabar, kame aš esu dabar ir kokio grožio aš esu dabar palyginus su tuo, kokia užspausta, liūdna ir nerandanti saugumo vaikystėje aš jaučiausi ir atrodžiau. Tai siunčiu palaiminimus tai mažai mergaitai savo iš praeities ir ačiū Jums už refleksijas, už gražius žodžius ir mes galime matyti grožį tik tada, kai jau pažįstame grožį savo viduje. Ačiū. Būkit palaimintas, gražios Jums dienos. Lauksiu prisijungiant į mūsų bendrą ratą su kitomis moterimis rugpjūčio 11 dieną, pradedant subtilaus moteriškumo mokyklą. Iki.